Labas visiems, kas žiūri. Atvažiavom pafilmuoti objektuką. Tai trumpa apžvalga ir papasakosim, ką darėm. Tai čia montavom gipskartinio pertvaras, gipskartinio lubas, glaistėm dažėm, darėm tas nišelės, priglaistome difuzoriai. Na, toks eilinis mūsų paketas, sakysim. Tai čia yra kolidorių zona. Padarėm tokį dekorą. Labai įdomiai atrodo. Iš bet kur žiūri, toks turi gylį ir spindi visai. Dar atsimenu, kai šitą senelę montavom, tai galvojom, ar tikrai tilps kondicionierius. Bet telpa, niekas neišlenda, viskas fainai. Virtuvėlė graži. Mes čia ne prie ko, bet šiaip gražiai atrodo. Nusidažė viskas kaip ir puikiai. Pasidarėm tokius mikro pataisymus. Pertvaras, kaip montavom, tai gerai, kad pasakė, kad tokio dydžio televizorius bus, tikrai didelis. Tai dar įdėjom papildomai USB, tai dabar viskas čiki laikosi. Čia vaikų. Sienos irgi atskirtas. Kai visą laik 6 mm tarpelis. Sumontavom palangės, angokraščius kliavom. Naisime miegamai. Tenais drabužinė. Čia miegamasis subra. Viskas gražiai. Pasidarysim pataisymus, dar irgi tenais nenusidažė. Plintusai šiek tiek mažesni, negu mes pripratę, reikės šiandien padažyti prie to pačio. Čia irgi lubas darėm su niša. Tai buvo gera istorija, nes plytelės sukliavo kitas meistras. Žinojom, kad bus blizgios, tai nudažėm netgi vidinę dalį, bet plytelės ant tiek blizgios, kad net mane va galit matyti. Tai turėjom tenai vidų, klijavom dar, mes patys pjaustėm ir klijavom plyteles, kad kur atsimuša, kad būtų viskas idealiai gražu. Tai ten net kišom rankas, fugavom, bet viskas gražiai gavosi, dabar tai žiūrisi, nes buvo tai tokia lengva tragedija, net patys buvom įsižioję. No. Gražus vonios kambarys. Ir čia dar sumontavom Armstrongą, padarėm dekoriuką. Tik matau, kad Armstrongas šiek tiek purvinas, bet niekam nesakysim. Čia vaiko kambarys. Sienos nusidažė gražiai. Kol kas viskas tvarkinga ir švaru, bet matosi, kad bus vaikų. Ir pasidžiaugs neilgai. Einam dar kitą objektuką pafilmuosim. Sveiki. Štai ir kitas objektukas. Tai čia buvo įdomu, kad turėjom tokios lengvos improvizacijos, tai galėjom pagal save daug ką daryti. Tai čia irgi lygiai taip pat gipskartinio lubas darėm. Visokias paslėptus apšvietimus, nišas, nišelės, dekorus, glaistėm dažėm. Angokraščius klijavom, palangės montavom, priglaistomas lemputės, difuzorius montavom, darėm, dekorus. Tai va, pradėsim nuo svetainės. Tai čia padarėm paslėptą apšvietimą, priglaistomi difuzoriai. Tai čia tokią L raidę padarėm. Čia norėjom, kad būtų tokie trekai, tai tų lempų galima prisidėti kiek nori, kokiu nori čionais. Čia yra virtuvės zona. Kolidorių padarėm ir kairiai, ir dešiniai spintą. Tai čia bus greičiausiai stumdoma, o čia tokia sėdima dalis. Tai atsiskiria. Kolidorių zonai plytelės gražios. Čia grindininkai parketą sumetė. Ir gražiai atrodo. Taip, einam dabar į kažkokį X kambarį, arba darbo, arba vaikų, arba nežinau, kas čia bus. Tai irgi padarėm paslėptą, irgi L raidė, visur priglaistomos lemputės. Kai visą laiką 6 mm tarpeliai, sienos atskirtos. Palangės dar sumontavom. Toliau. Čia įėjimas į garažą. Tai padarėm tokį dekorą, irgi sienų spalvą nudažėm.
Spalva irgi mūsų mėgiama. Garaže nieko nedarėm, tai kaip ir nefilmuoju. Čia dar vienas kambarys, bus turbūt pagal planą tėvų mėgamasis. Tai irgi paslėptas. Čia raudona dega todėl, kad mes nemokam jos tiesiog išjungti. O šita siena bus iš bruselių. Ir padarėm taip, kad suvedėm viską gražiai į kamputį. Ir turi pasidaryti, kad lyg tai durų nėra, bet jos atsidaro. Ir viskas bus iš tokių tašelių. Bet irgi tai lyg tai turėjom mes daryti, bet lyg tai dabar baldininkas, tai žodžiu liko nepadaryti. O drabužiniai irgi dekoriuką tokį padarėm kaip tam kolidoriukį. Viskas gražu, tvarkinga. Čik. Toliau einam. Dar vienas kambarys. Tai irgi lygiai tas pats. Priglaistomos lemputės. Šitas kažkodėl nedega. Elektrikas turės atvažiuoti pataisyti. Ir vonios kambarys. Tai plytelės yra čia tamsesnės, čia šviesesnės. Tenai norėjom, kad nišelėse būtų šviesesnės, tai kai ledas dega, fainiau atrodo. Trapas į sieną. Gražus kampiukas. Ir lubas padarėm visur aplinkui. Jau žiūrim, kad mes visur taip darom. Viskas aplinkui ledas. Gražiai atrodo. Ir čia treką norėjom, kad atsirastų, tai elektrikas padarė. Susidės dar papildomai lempučių. Čia bus veidrodis, kur skylutė degs. Atrodys žiauriai gražiai. Mes tikim. Šitas objektas aplamai darytas pardavimui, bet kokybė tai kaip nepardavimui. Tai kas nusipirks, turbūt bus laimingas. Tai tiek. Keliaujam į kitus objektus. Pasidalinsim, kaip padarysim iš kitus objektus video medžiagą. Viską.